Užkopė aukštesnio dvasinės brandos, pakopą supratome, kad geriausias emocinės pusiausvyros šaltinis yra Dievas. Įsitikinome, kad geriausias dvasios vaistas gelbstintis net. Ir tada, kai pagalbos nebesitikime, atsiduoti jo tobulam teisingumui, gailestingumui ir meilei jai iš tikrųjų davę save Dievui, patys niekuomet nesidėsime Dievų prieš draugus ir nebenorėsime visiškai priklausyti nuo kitų. Norėjau būti emociškai saugus, todėl visą gyvenimą buvau priklausomas nuo kitų žmonių. Šiandien taip gyventi nebegaliu, Dievo malonės dėka pripažinau, kad esu bejėgis dėl kitų žmonių, dalykų ir situacijų. Buvau liguistai priklausomas nuo žmonių. Visur man reikėjo ko nors, kas bent kiek atkreiptų į mane dėmesį. Tokie santykiai su kitais galėjo tik blogėti, kuo labiau priklausiau nuo kitų ir reikalavau dėmesio, tuo mažiau jo gaudavau. Atsisakiau tikėti, kad kokia nors žmogiška jėga gali duoti nuo šių tuščių jausmų. Tebesu trapi žmogiškoji būtybė, kuri turi dirbti pagal žingsnius, kad nuostatos būtų svarbesnės už mano asmenį. Tik tai mylintis Dievas gali suteikti vidinę ramybę ir jausmų stabilumą.